Sveiki visi! Mes esame Kauno technologijų mokymo centro statybų skyriaus gimnazijos 12 klasės mokiniai Deividas ir Povilas. Sveiki! Šiandien džiaugiamės galėdami Jums pristatyti savo tarpdisciplininį STEAM projektą Statybos orų detektyvas. Tai ne tik mokyklinis darbas, o realus inžinerinis įrankis, gimęs iš poreikio sujungti fundamentalius mokslinius stebėjimus su kasdieninė praktinė statybų aikštelės veikla, kur kiekviena orų permaina gali kainuoti tūkstančius eurų. Savo sistemos architektūrą suplanavome taip, kad ji veiktų dviem labai svarbiais lygiais. Pirmasis lygis – tai mūsų mobiliosios programėlės širdis. Čia viskas vyksta visiškai automatiškai. Duomenys iš mūsų oro stotelės per Weather Underground tinklą pasiekia programėlę be jokio žmogaus įsikišimo. Tai užtikrina mūsų šviežių duomenų taisyklę, kai informacija atsinaujina kas 5 minutes, o statybų vadovas ekrane visada mato tikrą situaciją čia ir dabar. Tačiau yra ir antrasis, nemažiau svarbus lygis. Tai mūsų mokslinis indėlis į pasaulinį globio tinklą. Čia mes patys, kaip tikri duomenų detektyvai, stebėjimus suvedame rankiniu būdu. Kodėl tai darome? Rankinis duomenų vedimas į globio sistemą leidžia mums patiems giliau suprasti mokslinius protokolus, patikrinti kiekvieną rodmenį ir užtikrinti, kad į pasaulinę NASA duomenų bazę nukeliautų tik patys tiksliausi tyrimų rezultatai. Taip sudėtingi techniniai skaičiavimai mūsų sistemoje susijungia su kruopščių tyrėjų darbu ir virsta visiems suprantamais saugos įspėjimais. Mūsų programėlės kūrimo kelias buvo nuoseklus mokymosi procesas pilnas technologinių ieškojimų. Viską pradėjome nuo pačių pagrindų. Pirmasis programos loginės sekas ir algoritmus rašėme online GDB aplinkoje. Vėliau, ieškodami geriausio būdo vizualizuoti savo idėją, išbandėme Flutter, Dart bei Streamlit technologijas, kol galiausiai siekdami didžiausio efektyvumo pasirinkome modernę Lovable platformą. Svarbiausias ramstis šiame kelyje buvo mūsų informatikos mokytoja ir projekto vadovė Rita Sinkevičienė. Būtent jos dėka mes nepasiklydome tarp gausybės programavimo įrankių, mokytoja mus kantriai mokė, kaip valdyti kūrimo procesą ir paversti idėją veikiančią programėlę. Ji padėjo mums suprasti, kaip teisingai rinkti ir filtruoti tyrimui reikalingą informaciją, bei kaip į skaitmeninę formą perkelti statybos reglamentus. Kodėl mums prireikė šio detektyvo? Statybo aikštelėje orai nėra tik fonas. Tai kritinis faktorius, tiesiogiai lemiantis konstrukcijų saugą, medžiagų stingimo kokybę ir darbuotojų sveikatą. Tradiciniai metodai, kai orai tikrinami tiesiog bendrose programėlėse, nebeužtikrina reikiamo tikslumo konkrečioje statybvietėje. Be to, pradedantiesiems darbuotojams sudėtingi 100 puslapių apimties statybos techniniai reglamentai dažnai tampa painių barjerų. Mūsų užsibrėžtas tikslas buvo paversti nematomus atmosferos duomenis į visą parą veikiantį skaitmeninį patarėją. Savo tyrimą pavadinome intriguojančiai – dingusio įšalo byla. Tapę duomenų detektyvais analizavome istorinius klimato duomenis ir pastebėjome bauginančias tendencijas. Vidutinė metinė temperatūra Lietuvoje pakilo 1,2 laipsnį. Tai gali skambėti nedaug, tačiau tai drastiškai pakeitė dirvožemio elgseną. Pavyzdžiui, Vilniaus regione maksimalus įšalo gylis sumažėjo nuo 170 iki 124 cm. Inžineriniu požiūriu tai yra signalas, kad privalome iš esmės peržiūrėti pamatų projektavimo gylį ir inžinerinių tinklų klojimo standartus, nes senieji normatyvai nebeatitinka šių dienų klimato realybės. Tyrimui atlikti naudojame modernią Kautech MS meteorologinę stotelę, pasiekiamą pasaulinėme tinkle ID numeriu IKAU NA48. Duomenis renkame ir analizuojame griežtai laikydamasi tarptautinių NASA inicijuotos globio programos atmosferos protokolų. Mūsų stotelė fiksuoja ne tik temperatūrą, bet ir rasos tašką, vėjo žvarbumą bei saulės radiaciją. Šie rodikliai yra kritiniai skaičiuojant, kaip greitai iš betono išgaruos drėgmė arba vėjo greitis leidžia saugiai naudoti kėlimo kranus. Svarbiausia mūsų programėlės vertė – tai inžinerinė logika. Mes ne tiesiog rodome temperatūrą, mes ją lyginame su statybos techniniais reglamentais. Pavyzdžiui, programėlė žino, kad pagal reglamentą STR 2.05.04
Betonuoti ant įšalusio pagrindo griežtai draudžiama, o stingstančiam betonui būtina užtikrinti bent 5 laipsnių šilumą. Jei jutikliai fiksuoja artėjančią riziką, sistema automatiškai generuoja įspėjimą. Tai leidžia išvengti broko, kurio taisymas vėliau kainuotų dešimteriopai. Galiausiai sukūrėme galutinį produktą – mobiliąją programėlę, kuri veikia kaip skaitmeninis inžinieriaus asistentas. Vartotojui nereikia vartyti storų žinynų, užtenka pažvelgti į ekraną. Intuityvūs spalvoti indikatoriai žalia, geltona ir raudona aiškiai pasako – saugu dirbti, reikalinga papildoma priežiūra arba darbai draudžiami. Mes pasiekėme, kad sudėtingi fizikiniai procesai taptų aiškiais, vizualiais ir lengvai interpretuojamais signalais bet kuriam statybvietės darbuotojui. Projektas pasižymi ir stipria socialinė orientacija. Suprasdami šių dienų darbo rinkos iššūkius, sukūrėme daugiakalbę sąsają lietuvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis. Tai mūsų parama kartu su mumis besimokantiems ukrainiečiams, mokiniams ir į Lietuvą atvykstantiems specialistams. Kai saugos įspėjimai pateikiami gimtąja kalba, ne tik pagreitėja integracija į darbo procesą, bet ir realiai sumažėja nelaimingų atsitikimų rizika dėl kalbos barjero ar nesuprastų instrukcijų. Šis projektas yra vadovėlinis STEAM integracijos pavyzdys. Mokslas čia pasireiškia per meteorologinius tyrimus, technologijos per stotelės valdymą ir sprendimus, inžinerija per statybos reglamentų taikymą, menai per kruopščiai apgalvotą vartotojo sąsajos dizainą ir kalbinę įtrauktį, o matematika per tikslius įšalo gylio, temperatūrų gradientų ir duomenų atnaujinimo intervalų skaičiavimus. Tai parodo, kad šiuolaikinis inžinierius turi būti visapusiškas kūrėjas. Išvados. Pirma, sukurtas įrankis skaitmeninis asistentas. Naudojant dirbtinį intelektą ir Lovable platformą, sukurta programėlė, kuri kas 5 minutes nuskaito realaus laiko duomenis iš oro stotelės. Sistema automatiškai lygina rodmenis su statybos techniniais reglamentais ir pateikia tiesioginius saugos įspėjimus darbuotojams. Antra, mokslinis pagrindas. Dingusio įšalo byla. Remiantis tarptautiniais globio protokolais, tyrimas atskleidė, kad dėl klimato kaitos Lietuvoje įšalo gylis sumažėjo netgi 46 cm. Šis mokslinis darbas buvo sėkmingai pristatytas tarptautinėme IVSS simpoziume, pabrėžiant būtinybę keisti pamatų projektavimo standartus. Paruošti šį darbą simpoziumui ir redaguoti tekstus padėjo mūsų anglų kalbos mokytojas Egidijus Mačiulskas. Trečia. Socialinė vertė, įtrauktis ir sauga. Programėlė veikia 3 kalbomis, skaitant ukrainiečių. Tai užtikrina technologinę įtraukti mokiniams iš Ukrainos bei tarptautiniams specialistams, padedant jiems geriau suprasti vietinius reglamentus ir tiesiogiai mažinant nelaimingų atsitikimų riziką statybvietėje. Baigdami savo pranešimą norime nuoširdžiai padėkoti už jūsų laiką ir dėmesį. Šis statybos orų detektyvo byla mums parodė, kad inžinerija nėra tik susiskaičiavimai, tai nuolatinis dialogas su gamta ir technologijomis. Kviečiame visus diskusijai ir išsamesniai apžvalgai. Taip pat kviečiame apžvelgti mūsų plakatą. Tai vizualizuota statybos orų detektyvo byla. Šis darbas sėkmingai perėjo tarptautinę patikrą ir kaip tiriamasis mokslinis projektas buvo pristatytas pasaulinėme globio programos simpoziume.